sėdimoji meditacija. Tai galite ją atlikti atsisėdę patogiai, galite ir atsigulę, kaip jums patogiau. Ir šią meditaciją galite atlikti tada, kada sėdite, kada turite savo laisvo laiko. Tai įsitaisykite patogiai ir pajauskite savo kūną. Kur jūsų rankos, kojos, kaip sėdite. Pajauskite savo kūną kaip visumą. Ir pajuskite visas atskiras kūno dalis. Dabar sutelkite visą dėmesį į savo kvėpavimą. Išsirinkite vietą, kur norite stebėti kvėpavimą. Ar tai būtų nosies šnervė, ar tai viena, ar kita. Ar tai abi nosies šnervės vienu metu. Galite stebėti kvėpavimą ir gerklėje, ar krūtinėje, ar pilve. Galime tiesiog atkreipti dėmesį, kas vyksta kvėpavimo metu. Įkvėpimo metu. Ar pauzės tarp įkvėpimo ir iškvėpimo. Kas tuo metu vyksta. Ir vėl pauzės tarp iškvėpimo ir įkvėpimo. Galite pastebėti, kaip juda jūsų kūnas. Arba galite pajusti temperatūros skirtumus tarp iškvėpimo ir įkvėpimo oro. Arba tiesiog stebėkite oro srovės keliamus pojūčius. Tiesiog galite leisti savo stebėti kvėpavimą. Stebėkite kvėpavimą ir pasistengkite jo nekeisti. O jeigu pastebite, kad jūsų stebėjimas ima keisti kvėpavimą, tiesiog švelniai to atsisakykite. Ir leiskite savo kvėpavimui būti natūraliam ir kiek galima atsitraukite nuo to. Ir tiesiog iš šono stebėkite savo kvėpavimą. Jei pajusite, kad jūsų dėmesys nuklydo į ateitį arba į praeitį, galbūt į šoną, tiesiog pasidžiaukite tuo, kad pastebėjote, kur nuklydo jūsų dėmesys ir jį sugrąžinkite prie kvėpavimo, prie pasirinktos vietos, kur stebite savo kvėpavimą. Jeigu kažkur tai jaučiate skausmą ar diskomfortą, galite pabandyti tai pastebėti iš šono, leisti jam būti ar leisti jam praeiti. Tai nuolat vyksta mūsų pojūčiuose. Mes galime nukreipti savo dėmesį į vieną vietą ar į kitą. Ir šiuo atveju mes kreipiame dėmesį į kvėpavimą. Ir švelniais iškvėpimais vis daugiau ir daugiau išlydėkite tą diskomforto jausmą iš savo kūno. Dabar galite leisti savo įsisąmoninti garsus tiek išorėje, tiek kūno viduje. Ir leiskite juos stebėti be jokio įvardymo, be jokios išankstinės nuostatos, be jokio vertinimo, kiek galima.
priimkite tuos garsus, kad tai yra tik garsai, kad ir ši muzika yra tik tam tikro dažnio ir tam tikro intensyvumo bangos. Tai yra tik garsas. Garsas ir nieko daugiau. Galite nukreipti dėmesį vis į kitą garsą, ar jis būtų išorėje ar viduje. Galite smalsiai patyrinėti savo tą garsą, kaip koks fizikas tyrinėja tą garsą. Kokios to garso bangos, kokios ten bangos. Ir gal galite pripažinti, kad tie garsai yra tik garsai, kur jie bebūtų, ar išorėje, ar viduje. Tai yra tik garsai. Dabar galite savo dėmesį nuo garsų perkelti savo mintis. Ir kiek jums išeis įsisąmoninti savo mintis vieną po kitos. Įsisąmoninkite, kaip jūsų smegenys, kaip protas gamina tas mintis. Viena mintis po kitos. Tas mintis galime įsisąmoninti kaip sakinius arba ant ekrano, kad tos mintys yra užrašomos ekrane, arba tos mintys gali būti užrašytos burbuluose, arba tas mintis galima įsisąmoninti kaip vaizdinius, kurie seka vienas po kito. Ir galima leisti savo įsisąmoninti, kad mūsų smegenys be perstojo nuolat gamina tas mintis. Netgi miegant. Taip greitos mintys keičia vieną kitą. Ir tai yra nuolatinis, nesustojamas procesas. Tai nepertraukiamas procesas, kuris vyksta nuolatos, tol, kol esame gyvi. Tai yra tik tos akimirkos, tos mintys. Kiekvieną sekančią akimirką atsiranda naujos mintis. Minčių srautas yra nepertraukiamas procesas, kuris nuolat sukasi, kartojasi, tos mintys keičiasi, o procesas tęsiasi. Kartais mes galime įsivaizduoti minčių upę, kur mintis yra upėje, kokie nors plaukiojantis lapai, arba šapeliai, ar šakelės, ar kokie daiktai. Ir ta pilna upė tų lapų, šakelių, šapelių. Ir srovė neša ir neša juos visus. Ir jūs esate savo mintyse lyg upėje. Ir plaukiate su tais lapais, šakelėmis. Ir jūs, jei norite, galite įsisąmoninti savo mintis. Galite išlipti iš tos upės
ant kranto ir stebėti iš šalies visą minčių upę, visą minčių srovę, lapus, šakelius ir tarsi iš šono įsisąmoninti savo mintis. Tai yra tik mintis. Tik mintis. Jos nėra nei geros, nei blogos. Jos yra proto produktas. Smegenų produktas. Ir tai tik mintis. Ir tiek. Dabar mes galime perkelti savo dėmesį į emocijas ir įsisąmoninti savo emocijas. Ir galime jas įsivaizduoti, kad jos nuspalvinamos kūno pojūčiais. Ir juose yra visada mintys. Tarsi leisti sau pastebėti savo emocijas lyg iš šono, lyg būtume kino teatre ar paprastam teatre ir stebėtume savo emocijas ant scenos ar ekrane. Ir tos emocijos yra kaip aktoriai. Ir kuo emocija stipresnė, tuo aktorius juda greičiau ir išraiškingiau. Nes galime viską stebėti lyg iš šono, tarsi neutraliai, neįsitraukdami į tas scenas. Mes stebime, kaip žiūrovai, ir leidžiam tiems aktoriams atlikti savo darbą. Leiskite toms emocijoms būti ir jų nestabdykite ir neslopinkite. Tiesiog leiskite joms būti tokios, kokios jos yra, be vertinimo. Be kažkokių įsitikinimų. Dabar galite perkelti savo dėmesį į visą realybę, kuri yra aplinkui, ir pereiti į atviro dėmesingumo būseną, kai atsiveriama visoms patirtims, kokios jos bebūtų, savo kūno pojūčiams, savo mintis, emocijas, garsus, kvapus, skonius, viską, ką patiriame aplinkui. Ir pripažinkite tą realybę tokią, kokia ji yra, neignoruojant, nekeičiant, neatsisakant nė mažiausios jos dalies. Tiesiog priimkite visą realybę su atviru dėmesingumu. Visą realybę pripažinkite tokia, kokia ji yra. Dabar galite vėl įsisąmoninti į savo dėmesio lauką, kvėpavimą.
Ir vėl sutelkite visą dėmesį į kvėpavimą. Ir stebėkite įkvėpimą, pauzę, iškvėpimą, pauzę, įkvėpimą, pauzę, iškvėpimą, pauzę. Stebėkite kvėpavimą be vertinimo, be išankstinio įsitikinimo. Dabar galite perkelti dėmesį į savo kūną, išplėsti savo dėmesio lauką ir savo dėmesį atverti visam patalpai, kur jūs esate. Padėkokite savo už praktiką, už pastangas, kurias įdėjote. Ir įsiminkite, kad kūnas tai jūsų namai, tai jūsų stiprybės šaltinis. Ir kai jums sunku, jūs visada galite pasisemti stiprybės iš savęs. Ačiū Jums.